Šią unikalią galimybę galite rasti apsilankę Baltijos Amerikos klinikoje, kurioje į nugaros skausmą žiūrima labai rimtai. Nugaros skausmai yra viena didžiausių problemų žmonių gyvenime, dėl to, kad jinai gali atsirasti ir jaunam amžiui, ir vyresniam, ir subrendusiam, ir blogiausia, kad jinai yra dažnėjanti problema. Yra sakoma, kad apie 80% žmonių savo gyvenime bent kartą yra jautę nugaros skausmą. Ir tada iškyla klausimas, dėl ko tą nugarą skauda. Nuo to labai priklauso gydymas. Jeigu nugarą skauda dėl traumų, dėl lūžių, tai gydymas yra vienoks ir jis be abejo yra operacinis. Bet jeigu nugarą skauda dėl nechirurgiškai gydomų priežasčių, tada vėl reikia išsiaiškinti, kokios jos. Ir praktika rodo, kad nugaros skausmai gali būti labai panašus ir tada, kai raumenys yra pertempti, spazmuoja, ir tada, kai raumenys yra nusilpę ir nelaiko kaulinės stuburo struktūros, ir net tada, kai iš pirmo žvilgsnio ir raumenys, ir kaulinė struktūra yra be didesnės patologijos, bet žmogaus vidinė nervinė įtampa yra tokia didelė, kad skausmo slenkstis yra žymiai sumažėjęs ir lokaliai toj vietoj paūmėjęs, sakykime, procesas kelia labai didelį diskomfortą. Ir mūsų klinikoje, Baltijos Amerikos klinikoje, mes turime dabar jau aparatūrą, su kuria galime kaip tik ir žiūrėti stuburo ir jį supančių struktūrų funkciją. Mes žiūrime į funkciją. Kaip dirba raumuo, ar per stipriai įtemptas, ar normaliai atlieka savo funkciją, ar per mažai, per silpnas. Kaip dirba stuburo sąnariai, ar jie per mažai judrus, ar jie normalaus yra lankstumo, ar jie yra per lankstus. Ir per didelis lankstumas yra ne mažesnė problema už per mažą. Ta visapusišką stuburo ir jo struktūrų funkcijos ištyrimą mes atliekame aparatų sistema, atsisivežta iš Amerikos, jinai vadinasi Insight, lietuviško pavadinimo mes dar ir neatradome, kad atspindėtų visas galimybės, nes anglų kalba tai reiškia įžvalga, tai yra žvilgsnis gilyn ir iš principo tai ir atitinka tyrimo esmę, kad mes matome ne formą, mes matome ne paviršių, mes žiūrime, kas yra giliau ir kas ten tą skausmą sukelia. Insight aparatu taip pat nustatomas nervinės įtampos ir streso laipsnis, įtakojantis nugaros raumenų darbą. Patariama, kaip tą įtampą sumažinti. Net jei nesiskundžiate skausmais, prieš pradedant lankyti sporto klubus, kūno harmonizavimo ir tobulinimo užsiėmimus, labai patartina išsitirti savo stuburo ir raumenų galimybes. Į Baltijos Amerikos klinikos reabilitacijos centrą pravartu ateiti ne tik tada, kai nugarą jau skauda ir netgi stipriai. Daug racionaliau yra ateiti profilaktiškai pasitikrinti, kokios būklės yra visos tos stuburo ir jį supančios struktūros. Aktualiausia žmonėms, aišku, yra raumenys. Ar nugara sėdimam darbe, praleidžianti visą dieną, ar jinai dar stipri, ar jinai jau nusilpo ir spazmuojantis skausmas kakle, ar jisai jau visai ant slenksčio, ar galbūt viskas yra labai gerai, nes žmogus randa laiko pasimankštinti ir išjudinti sustingusią nugarą. Kai žmogus nusprendžia pasimankštinti ilgą laiką to nedaręs, labai pravartu būtų pažiūrėti, ką jam galima daryti ir ko jam nerekomenduotume. Baltijos Amerikos klinikoje nepamirštami ir vaikai. Iš tiesų nepaslaptis, kad vaikų laikysena kiekvienais metais yra pastebima, kad prastėja ir jau tai liečia ne tik vyresnių klasių mokinius, bet ir pradinukus. Ir netgi tyriant su tėvelius, kurie jau atveda vaikus profilaktiškai ir tyriant tuos vaikus iki mokyklinius, jau matoma, kad laikysena nėra visai gera. Ir Insight tyrimas yra būdas užbėgti už akių netaisyklingoms laikysenoms, ydingoms laikysenoms. Ir aišku, vienas iš būdų pabandyti užbėgti už akių skoliozai, kuri būna ir labai ūmiai atsirandanti ir progresuojanti ir iš tikrųjų gydytojai ne dievai, kad viską padarytų ir viską ištaisytų.
Bet jeigu vaikas matome, kad jau mažiau žaidžia lauke, daugiau praleidžia laiko prie televizoriaus, prie kompiuterio ir jo laikysena yra netaisyklinga, tai reikėtų pažiūrėti, kiek labai tie raumenys jau yra asimetriški ir pasistengti juos išlyginti, jų tą darbą, jų tą tonusą, kol dar neiškrypo stuburas kaip kaulinė struktūra. Po ištyrimo Insight aparatu Baltijos Amerikos klinikoje sudaromas korekcijos planas ir pradedamas gydymas. Čia visos paslaugos po vienu stogu. Baltijos Amerikos klinika įsikūrusi Vilniuje Nemenčinės plente 54A laukia visų besirūpinančių didžiausių mūsų turtų - sveikata.